keliaujame į interaktyvę dalį. Turime nuostabų dubenį. Ir kiekvienas mūsų svetys per mūsų ketvirtinį podcastą, čia yra kaip tik ketvirtasis podcastas, kuriame yra interaktyvioji dalis. Aš tik antrą kartą matau. Tai buvo reitinguojami maistas, lietuviškas maistas buvo reitinguojamas. Buvo reitinguojama lietuviška muzika. Buvo reitinguojami TikTok herojai, čia Goda reitingavo. Okay. Ir tu, kaip žinia, esi vieno iš Lietuvos liūdnai pagarsėjusių podcastų bendraautorius, tai mes tave pakviesime įvertinti, sureitinguoti Lietuvos podcastus. Tavo nuomonė, galbūt sudegs tiltai, galbūt bus muštynės. Galimai. Visko gali būti. Dabar tipo? Bet nieks neįsmuštis, nes tu crossfito lankai, tai aš jeigu reiktų sugalvoti podcastų, kurie tave galėtų primušti, kokius... Visi sporto podcastai, žinai, kur yra. Nu gal, nu žodžiu. Tai važiuojam, tai tau reikia ištraukti lapuką. Pamaišė gerai. O, blem, viskas susimiksavo. Čia tas pats, kaip buvo kažkada Orostas, kaip per fulę komandas dėjo, kur tipo įkišo ranką tarp kamoliukų, žinai, ir nemaišė kamoliukų. Nu, kurį ištrauk, va. O, kaip tik šitas, man atrodo, simpatiškas. Ir turėsi pasakyti, tai yra pirma vieta tai geriausias, 10 blogiausias. Nu gerai, sakyk, ką aš traukiai. Jau matau, Alex Show. Alex Show, nu gerai. O tu žinai, kas yra Alex Show? Aš žinau, kas yra Alex Show. Man pasakyti viską blogai ir gerai apie Alex Show? Ne, tu gali, jeigu tu nori, tu gali išvis nieko nesakyti. Ne, negali. Žinau. Tu žinai Alex Show irgi? Žinau, aš viską žinau. Tu negali nieko nesakyti. Nu, kaip ir gali, bet mes nemokėsim tau už šį podcastą. Jūs mokai šaibus jam? Kodėl mane mokat? Mane moko pinigų gerai, tai žodžiu, tai tada viskas čia gerai, ką aš žinau. Ką aš žinau, geras podcastas. Ne, man patinka, gerai, dabar, man nepatinka, kokius galbūt keletą žmonių yra pakvietęs. Antrino. Ir duoda eterį. Kitas dalykas, man nelabai patinka... Nu, bet čia skonio reikalas ir aš nežinau. Bet jo, čia tavo. Kai įsijungia tiek logotipas, tiek viskas atrodo labai Joe Roganiška, tiesiog toks rip-offas. Čia gal inspired by? Bet, nu gerai, kur yra riba, nu gerai, galbūt ir inspired by, bet čia sakau, čia yra skonio reikalas, jo. Bet, nu kas yra faina, kad Aleksas kviečia įvairius žmonės. Tai tas yra cool. Tai dabar čia 10 yra. Taip, 10. Pirma yra geriausias, 10 netoks geriausias. Aš galvoju, kas gali būti blogai. O aš galėsiu paskui keisti. Ne, čia va. Su tavęs esmė. O, bet tai čia yra. Nu, čia taisyklių nekeiskim. Gerai, nu gerai, tai dėkim 8. 8. Gerai, Alex. Aš irgi rašau, žinau, nes praeit kartą mes sakėm, negyvensim praeitim, mes gyvensim praeitim ir ne viskas juda. Pralaužk vieną šaltą. Aš jau iškart į viršų nuėjau, žinai. Gerai, pirmoji vietoje, pralaužk vieną šaltą. Ką manai apie šitą podcastą? Esi buvęs? Aš esu buvęs jame. O kiek jūs epizodų turi šiaip? Mes labai daug, mes jaučiu bendrai turim jau virš 200 kokius jau. Tik? Nes aš galvoju, kad dar daugiau šiaip. Gal netgi daugiau, aš dabar reikėtų pažiūrėti. Mes keliais kartais mažiau. Ne, tai čia mes negalim. Mes ant kokybės einam labiau. Aš negaliu dėti... Yra du variantai, kur aš galiu dėti arba paskutinę, arba į pirmą. Ok, kodėl paskutinė? Nu nes, žinai, ant savęs gali stumti, iš šitos pusės suprantu. Žinai, aš nenoriu sėsti. Nu, bet čia būtų raudona kortelė gauti kitų kolegų atžvilgių, nes tipo blogiausias podcastas. Ne, jis nėra blogiausias. Tai va, tai nebegali būti 10 vietoj. Nes Airidas dabar sėdi ir what the fuck. Tu vėl išbėgai podcastą tą darys. Aš tik 5 dabar. Gerai, aš dėsiu iš mandagumo kitiems. Aš dėsiu save į 10 vietą. Gerai. Labai puiku. Šaunuolis, labai geras. Aš irgi tai būčiau dėl kitų priežasčių. Aš noriu palikti kitiems vietos. Okay, labai geras sprendimas. Gerai. Kai aš žinau tuos lapukus, tai labai blogas rifas. Kolegos daro savaitės rifą. Jo, savaitės rifas. Dievo, bernai. Jų labai aiškus modelis yra toksai podcast'o verslo modelis. Eit ant dramų ir jie yra dramos meistrai. Jie gali viską tą padaryti. Jie kartais galbūt netgi prisako dalykų, kurių galbūt, nežinau, reikia ar nereikia. Bet kartais, žinai, toks būna, apie mane manos nieko nėra ką pasakyti, nes aš nelabai tų dramų kuriu. Bet tipo yra, atrodo iš šono toks jausmas, kur žinai, kad kalba už nugaros, kur gyvai nepasakys, bet sirinkam, davai, išsakom viską į kamerą, žinai, tai toks dalykas. Bet aš manau, ką jie daro viską gerai ir jeigu jie nesusipyks, tai
Aš asmeniškai jų neklausau, bet aš labai mažai tipo klausau lietuviškų podcastų, bet apie juos esu klausęsis, girdėjęs, žinai. Nėra, kad jie būtų mano... Aš dėčiau, žinai, kokius jos, aš dėčiau juos į 5 vietą. 5 vietą. Jo, aš paskutinį riffą šiek tiek klausiau, kur buvo apie Utmanų visą tą iki. Ten toks chaosas buvo, bet ir žiūri vis tiek, įdomu, bet max chaosas, tipo, toks, kažkas keičiasi, kažkas atėjo, kažkas išėjo, žiūri, Safas atėjo, tipo, kažkur čia Safas. Jo, ten labai daug žmonių buvo. Labai keistas, bet jo, bet tipo gerai varo, bičiu, viskas tvarkoja, viskas komedija palaiko. Gaila, kad Selas nužudys dabar visus, bet šiaip geras buvo projektas. Selas, nekojus. Bazaras, gyvoji tinklalaidė. Jo, jie daro viską su gyvai žmonėm ir aš manau, kad čia reikia turėti šiek tiek skillso prieš gyvų žmonės daryti, nes yra netaip lengva, iš tikrųjų. Bet dabar su jais yra, kokia ten buvo, mes kažkada galvojom, ką jie darys, kai visus žmonės iškvies kalbin. Kartosis? Gali būti, kad kartosis jo. Bet, tarsime, jie gerai varo, aš negaliu nieko blogo pasakyti apie juos. Jie gerai varo, jie tipo jauni. Vieta, žinai. Jo, tai... Kur supranta, kad aš iš tikrųjų nesatau į 9, bet kadangi turim vietos. Biški kitoks dalykas yra, kad tu esi gyvai, pavyzdžiui, gyvai jos klausyti yra įdomu, man asmeniškai, bet per pasijungti tipo jau įrašyta ne tas, nes čia truputėlį skiriasi formatai, žinai. Tai jeigu iš gyvosios tinklalaidės, tai aš sakyčiau, jie būtų kokioje 3 vietoj, bent jau man, o tokį bet šiame reitinge, jeigu vertinant tu gali žiūrėti, ką kur sustatė, internetinę tinklalaidę, tai aš dėčiau po Savaitės Tripų į 6 vietą. Okay. Nes aš noriu pasilikti, aš nežinau, kas yra dar, aš turiu savo mėgstamus lietuviškus podcastus. Čia yra labai popuri toksai. Bet aš nežinau, kas dar yra. Ištraukiai Jokerį. O šiame Joker'e nieko nėra užrašyta, nes tau reikia pasakyti savo podcastą. Mėgstamiausia? Lietuvišką? Tiesiog lietuvišką podcastą. Tai gali būti mėgstamiausias, nemėgstamiausias, ką norit. Jo. Mėgstamiausias tai būtų... Bet tai bus, žinai, kad... Jeigu pataikys tą patį, tai bus jo, jeigu turės tenais, jeigu sutaps dar... Tai gerai. Kaip neapgalvojom, nes iš tikrųjų čia turėjo būti kitas parašytas vienas. Čia buvo rašyti vis dėlto. Buvo įrašytas blogiausias įmanomas lietuviškas podcastas, bet turiu omeny ne iš tavo hebros, o apskritai, ko neturėtų būti Lietuvoje. Pasakyk, kokią podcastą neturėtų būti Lietuvoje, ką reikėtų sudeginti labiau. Jo, gal tai bandom. Ir po to bus kitas lapelis. Dude, aš nežinau, yra ką nors, ko Arlauskas daro. Zen, viskas, tai mes šitą išėmėm. Yra Arlausko podcastas. Kaip vadinasi? Aš net nebenoriu atsiminti, palatin kažkoks kieme something. Bet žodžiu, yra, bet yra. Vidinis kiemas ar kažkoks šūdas. Tai jo, tai šitie 9. Gerai, davai, rašom. Tada išsivartėm iš tos tada situacijos. Jo, bet aš gerai sugalvojau, bet po to taisyklės kažkiek pavedė, bet nu jau. O, proto, paėmė za 1 vietą. Absoliučiai. Tai, ką jie daro, yra be galo nuostabu, be galo gražu ir man patinka, kad jie išlaiko tą tikrąjį podcastą, sakykim, tą OG podcastą dalyką, tik tais yra audio ir su efektais ir tiek, kiek jie darbai ir iš savęs žiauri įdomus ir balso ten. Žodžiu, ten viskas dera, ten viskas yra labai originalu, išskirtinis turinys, tai 1 vietoje ir viską, ką jie turi dabar, jie yra to verti. Aš tikrųjų labai norėjau sužinoti, kaip jie atrodo, žinai, kažkada. Ir pas jūs jie buvo podcast'e, 2 iš jų pradžiai buvo. Ir aš tiesiog googlinau, nes aš klausausi jų balsų, aš prie jų pripratau, man įdomu, ir galvoju, kaip jūs atrodo, aš jau nusipiešęs jūsų vaizdinius. Ir tada pamatau pas jūs podcast'e, galvoju, visiškai. Tai į gerą ar į blogą buvo? Ne į gerą, ne į blogą, žinok, ta prasme pasakysiu. Nėra taip, kad kažkas, žinai, turėjo būti gražuolis, o buvo pabais arba atvirkščiai, žinai. Jie labai šaunus. Geriausias turinys yra, man jau atrodo. Aš sutinku. Motyvuoti atletai. Galėjai tikėtis. Nesuklausys niekad. Man kartais atrodo, man patinka, kad žmonės daro ir jis labai daug daro ir tipo yra cool, bet kartais atrodo, kad kai kurios dalykus daro, nes yra trendas. O gerai, žiūrėk, galim šitoje vietoje pasilikti trumpam. O tu vytis trendus blogai, tai tavo manimu yra? Man atrodo, gal ir nėra blogai, bet yra... Jeigu tu darai viską dėl populiarumo. Čia yra nesąmonė. Tu viesos trendus dėl populiarumo. Kažkada gersi aliejų, dabar turėsi daryti tą kitą dalyką. Tipo, čia yra no go. Aš tiesiog labiau surask save, pavadinkim taip, žinai. Ir padaryk tai trendu. Eik savo čia, jau šitą kirpsim kažkur naudoti. Tai kas yra... Turim 2, 3, 4, 7. 7.
Čia vienas iš tų podcastų, kur fiziškai galės taip grumtis turbūt motyvuotas atletas. Nes... Su manim? Nu, gal kažkiek, manau, būtų kova kažkokia. Gal, nežinau, aš tai ten matau tušį. Kodėl bazaras žemiau rifo, manau, tik dėl to, kad Emilio šiek tiek prisibijai, nes jis toks nenuspėjamas atrodo. Absoliučiai Emilio nebijau. Ką dabar, absoliučiai Emilis, gerai, jis yra užsikačelinęs, bet aš tiesiog trenksiu jam vieną ir pabėgsiu nuo jo. Jis turi, gerai, Emilis yra valdės, cool komikas, visa kita, bet aš nesu matęs, kad tai blogai žmogus bėgtų. Jis atrodo, kad sapnų žmogus yra. Esate kaip sapnuose bėga, kur ir neina pabėgti. Tai va, Emilis, gal jis yra ir stiprus vietoj, gal jis gali daug pakelti, bet jo visas kardio yra, tiesiog, aš taip nebijau jo. Aš to visą noriu pamatyti, kaip jis bėga, mano svajonė yra. Absoliučiai, Emilė, nieko blogo neturiu prieš tave, esi talentingas bičias, bet tiesiog. Bet jau bėgi. Su bėgimu. Reikia padirbėti. Reikia padirbėti galbūt. Vėl tie patys. Populiariausias podcastas. Turėjome įtraukti be abejo sąrašą. Populiariausias 2-3-4 tau liko. 2-3-4, jo, dabar nežinau. Aš juos dėčiau į 3 vietą. Nes vien tik dėl to, jeigu aš turiu savo 2 mėgstamiausius. Ir vieno čia galimai gal nebus, žinai? Ir vieno galbūt galimai nebus, bet aš tikiuosi, kad bus. Aš manau, abiejų ten. Jeigu bus, tai bus žiauriai gerai. Bet jo. Kiti dar 2 džiokeriai. Žinai, yra kitas dalykas. Ir jeigu populiariausias, tai nereiškia geriausias. Pritariu. Taip. Kaip sakai, su trenais, tu gali su trenais pasivyti, žinai, daug žmonių, bet nebūtinai ten bus kokybės. Taip. Kontra. Galim keisti. Turėjo būti. Kontra. Esu tik girdėjęs, matęs ištrauką. Labai panašiai aš to. Esu matęs ištrauką. Jungiam ką nors. Yra. Man tai ten, žinai, ar nenori? Aš žinau, apie ką šitas yra podcastas. Tas visas... Galimai antras geriausias Lietuvoje. Žinau, ten ir man labai patinka, kada kodėl vyko du bakurėliai ir jie pasakoja savo gyvenimą, kaip yra iš tikrųjų, žinai, tas toks. Tai tas yra žavu, žinai. Bet aš nepalaikau tos kultūros. Man tas bahuravimas nėra prie širdies, žinai, galbūt aš kažko nesuprantu. Bet fainai yra išgirsti iš jų šitos dalykus. Aš kaip visą podcastą negaliu klausytis ir nesiklausysiu, bet tas ištraukas, išgirstas highlightas, tai yra smagu iš jų. Bet žinai, ką pasakysiu, kas vis laik mano galvoje sukasi, kad, pavyzdžiui, mums įdomu pamatyti tokius reikalus, ne? Nu, kaip sakai, ištraukas, pasižiūrėti dar kažką highlightus, bet aš vis laik galvoju, ar teisingai formuojasi jaunimėlis žiūrėdami tokius dalykus. Vat, nes mes atrodo tą bahurizmą jau, žinai, litais mažinam savo pasaulį, bet vis tik jau yra belekiek, kad to Lietuvoje, tarkim. Bet kai jaunimas auga, jie mato, kad tai yra, blem, cool, žinai. Nu jo, tai aš nežinau, tai žinai, ten vis tiek pagauna savo auditoriją kažkokią, tai kažkam yra fainai, kažkas jaučiu laukia kiekvieno epizodo ir komentarus rašo pirmas, žinai, pagaliau. Tipo, na, čia yra dėl ko aš ir gyvenu, pagaliau darbę ir vėl galima dirbti. Žinai, kur pagaliau vėl galiu, tipo, normaliai. Pirmą like po to žiūrim. Aš šiandien noriu kažko pertraukinti. Ketvirtoj. O aš žiūriu, kad čia daugiau lapukų turim nei vietų. Tai Jokeris buvo turbūt papildomas. Aš nežinau. Legenda. Aš Dominikas. Aš žiūrėti vis dėlto turiu Arlausko idėjas. Iš kiemo pusės. Tai gerai, mes jau idėjom. Jis išnyko, jo, tai jisai ir Jokeris kartu buvo. Paskutinis. Dominikai, o Jėzu. Nekaltinkit to. Hiparikai. Antroje vietoje hiparikai lieka, ar ne? Bet pelnytai ar taip gavosi? Aš manau, kad pelnytai, žinok. Nu, aš jį būčiau idėjęs, aš net nepagalvojau apie hiparikus. Jie yra naujas podcast, jie ganėtinai naujas podcast ir aš net nepagalvojau apie jo, žinai. Bet... Jeigu nuoširdžiai, tai sąrašą sudarinėjau ofise su kolegom kalbėdamasis, dalį pats sugalvojau. Taip. Bet kai kuriuos tiesiog užkritę, žinai, tenais. Žinai, kur tai va jie buvo užkritę man ir pasakė, o tai hiparikai. Jo. Nu, matai, tu kažkaip nežiūri jos kaip į podcasteris, pavadinkime, taip, žinai, Markas, komikas, Benas, ten visuomenininkas, pavadinkime taip, ar ne. Ir entrepreneuras. Problema yra, kad kai tu tikriausiai sukiesi lietuviškai komedijai, tai aš ir nelabai klausaus to lietuviškos tos komedijos, eini tą kažkokią kitą turi, nes mes vis tiek visi bendrai susitinkame ir mes kalbame, žinai, dalykus ir tu klausytis tą patį, ką tu kalbėjai prieš tai, žinai, bendrochėje, tai nėra tas dalykas. Aš dar būčiau dėjęs dialogus. Dialogai būtų papildomi. Jo, tai aš pat galvojau, pirmoje vietoje Proto Pemza, antroje dialogai ir po to visa kita, kas kaip yra. Prirašysi, ne, ten kažkur gal negysi. Jo, kažkaip įtempsim. Yes. Ok, nu tai super, užbaigiam šitą, kažkur matot jūs turbūt ekrane lentelę, visą reitingiuką.